labai apsidžiaugiau, kad šiandien yra tokia tema. Kadangi eidama į atranką, anketą, kai dasinčiau, iš tikrųjų taip ir parašiau. Nuoširdžiai tikiu, kad grožis išgelbės pasaulį. Ir šiandieną turiu galimybę pasakyti, kodėl taip galvoju. Vienas iš visatos dėsnių teigia, panašus traukia panašų. Tai, į ką mes nukreipiam dėmesį, auga, plečiasi, didėja. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu žmogus kuria grožį, jeigu jisai kuria grožį, gerumą, mąsto pozityviai, automatiškai jo gyvenime to gėrio, gerumo, grožio ateina dar daugiau. Ir pagalvokim, kas atsitiktų, jeigu visi žmonės tai pradėtų mąstyti. Patikėkit manim, neliktų prievartos, neliktų smurto, neliktų skurdo. Esu tuo tikra. Ačiū. Galbūt jūs daugiau mažiau pakalbėjote logiškai, tiksliai ir paprastai. Bet vėlgi tai, ką jūs sakėte, tai yra nuvoliota, nurašyta ir atsibodė visiems seniai. 100 metų. Ar jūs pati tikrai to tikite? Taip. Tai jeigu jūs pati tikrai to tikite, mes turėjome irgi to patikėti šventai. Dabar jūs likote čia, o aš likau už kadro. Aš likau tas žiūrovas, kuris, žinot, kaip galvoja. O Jėzau, dar viena nesąmonė. Nu, dabar jom liepia pakalbėti, jūs ir pakalbėjai.